Vitamino D trūkumas vis dar išlieka plačiai paplitęs reiškinys. Mūsų ilgos žiemos ir sėdimas darbas viduje skatina žmonės imtis maisto papildų ir priverčia vis labiau vertinti šviesą. Ir negalvokite, kad pro langą šviečianti saulė padės jums palaikyti vitamino D lygį, nes stiklas blokuoja svarbius ultravioletinius spindulius. Mūsų nudeginančius UVA spindulius stiklas praleidžia, tačiau vitamino D gamybai reikalingų UVB nepraleidžia, juos atspindi. Ir tai reiškia, kad jūs nudegsite prie lango, bet vitamino D nepasigamins. Daugelis žmogaus ląstelių turi vitamino D receptorius. Ir dėl savo veikimo mechanizmų ir sudėties vitaminą D galima laikyti kaip hormoną, kuris palaiko mūsų cirkadinį ritmą, imunitetą, kaulų sveikatą ir net kvėpavimo sistemą. Vitamino D trūkumas gali lemti net raumenų silpnumą ir kaulų skausmingumą. Pasispaudinėkite savo krūtinkaulį ir blauzdikaulį ir pasitikrinkite patys. Net ir sinusai turi vitamino D receptorius. Ir mano visi sinusitai baigėsi, kai turėdamas laisvą tarpą tarp pacientų išeinu nors ir trumpam prasivaikščioti pačiu tamsiausiu metų laikotarpiu. Bet dabar tamsa pasitraukia, todėl naudokimės.